Brangieji, šiandien noriu, kad pamąstytumėm apie tai, kas mums teikia džiaugsmą. Šiandien mes uždegėme piemenų, taip vadinamą džiaugsmo žvakę. Tačiau vienas iš dažniausiai girdimų nuogąstavimų šiandien yra: jei sekdamas Jėzumi turiu atsisakyti malonumų ir laisvės, ar tai nereiškia, jog Jėzus atima mano džiaugsmą? Ši mintis gali kilti dėl to, kad kai kurie žmonės Jėzaus mokymą mato kaip pernelyg griežtą, ribojantį laisvę ir malonumus. Pradėkime nuo pačių pradžios. Prisiminkime pirmuosius žmonės – Adomą ir Ievą. Jie buvo sukurti rojaus sode, pilname grožio ir palaimos. Dievas suteikė jiems viską, ko reikėjo laimiai ir džiaugsmui. Jie buvo pašaukti mėgautis Dievo kūrinyje, jo artumu ir tarpusavio bendrystė. Tačiau džiaugsmas neturi prasmės be laisvės. Ir Dievas jiems davė laisvę. Laisvę rinktis, kurią turime ir mes. Dievas davė žmonėms pasirinkimo laisvę, tačiau įspėjo juos apie galimo pasirinkimo pasekmes. Pradžios knygoje mes skaitome: nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti. Tai buvo ne Dievo noras atimti žmogui džiaugsmą, bet mylinčio tėvo apsauga, kad jų džiaugsmas nebūtų sugadintas nuodėmės. Nes jei matai džiaugsmingą vaiką bėgantį su peiliu rankoje, argi tu jo nesustabdysi? Bet mes kaip įprastai sugadiname viską, ką galime sugadinti. Ir savo jėgomis ištaisyti tos klaidos niekaip negalėjome ir negalime. Tačiau kas negalima žmogui, galima Dievui. Dievas pats ištiesė mums pagalbos ranką. Sakyčiau, daugiau nei ranką. Dėl mūsų išganimo ir tik iš savo malonės Dievas siuntė į žemę savo sūnų. Todėl apaštalas Paulius laiške Romiečiams sako: jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsiviešpatavo per tą vieną, tai nepalyginti labiau tie, kurie su perteklium gauna malonės bei teisumo dovaną, viešpataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų. Jėzus atėjo, kad mes turėtume gyvenimą. Evangelijoje pagal Joną viešpats sako: aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų. Jis pats kentėjo dėl mūsų, bet jo tikslas buvo suteikti ne kančią mums, o džiaugsmą. Jėzus sakė savo mokiniams, o taip pat ir mums: aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Jėzus kviečia mus ne tik sekti jo pavyzdžiu, bet ir pasitikėti juo kaip džiaugsmo šaltiniu. Jėzus mums dovanoja džiaugsmą nepriklausantį nuo aplinkybių. Jis pats ateina pas mus ir duoda gerti vandens, kuris ne tik numalšina troškulį, bet tas vanduo tampa versme trykštančia į amžinąjį gyvenimą. Jėzus duoda mums pažadą Evangelijoje pagal Joną: o kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius. Ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens trykštančio į amžinąjį gyvenimą. Tačiau yra žmonių, kurie sako, kad Jėzaus įsakymai tokie, kaip Luko Evangelijoje užrašytas: jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada savęs, teneša savo kryžių ir teseka manimi. Yra per daug reikalaujantis, nors iš tiesų tai yra kvietimas į tikrą gyvenimą. Jei kas nori, sako Jėzus, jei tik kas nori. Jokios prievartos, be reklamos, be viliojančių akcijų, tik nuoširdus kvietimas eiti paskui. Yra ir kita pusė.
Aš, man, mano. Pasaulis vilioja neoniniam reklamos šviesom ir pažadu, kad malonumų naktis niekada nesibaigs. Tačiau tie malonumai trumpalaikiai. Ir galiausiai jie atneša tik pagirias, kančią ir tuštumą. Jėzus kviečia mus į laisvę nuo nuodėmės, į džiaugsmą, kuris kyla iš gyvenimo su Dievu. Jėzus sako, palaiminti liūdintys, jie bus paguosti. Palaiminti tyraširdžiai, jie regės Dievą. Tai rodo, kad tikras džiaugsmas kyla ne iš pasaulio vertybių, bet iš gyvenimo pagal Dievo valią. Tai džiaugsmas, kuris nėra priklausomas nuo aplinkybių, nes yra įsišaknyjęs Dievo karalystėje. Apaštalas Paulius nors ir kentėjo kalėjimuose, buvo persekiojamas ir dažnai atsidurdavo sunkiausiuose išbandymuose, skelbė: visuomet džiaukitės viešpatyje. Ir vėl kartoju, džiaukitės. Kaip jis galėjo, kaip sakyti? Galėjo. Nes Paulius atrado džiaugsmą ne išoriniuose dalykuose, bet Kristuje. Kai jis buvo suimtas ir įkalintas Filipų kalėjime, jis kartu su Silu giedojo giesmes ir šlovino Dievą. Jų džiaugsmas buvo ne iš žmonių, bet kylantis iš Jėzaus Kristaus buvimo jų gyvenime. Tai rodo, kad net sunkiausiamis aplinkybėmis tikintysis gali patirti tikrą ramybę, iš kurios ir išplaukia tikras džiaugsmas. Jėzus aiškiai sako, aš jums taip kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Jėzus ne tik nori, kad mes būtume laimingi, bet kad mūsų džiaugsmas būtų pilnavertis ir nepraeinantis. Pasaulio džiaugsmas yra laikinas ir trapus, tačiau Jėzaus dovanojamas džiaugsmas yra amžinas. Vienas gražiausių šio džiaugsmo pavyzdžių yra sūnaus palaidūno palyginimas Evangelijoje pagal Luką. Kai sūnus grįžta pas tėvą, tėvas nepriekaištauja jam už jo klaidas, už iššvaistytą turtą, bet surengia šventę ir sako: puotaukime ir linksminkimės, juk šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie linksminasi. Tokia yra Jėzaus širdis. Jis džiaugiasi, kai mes sugrįžtame pas jį ir kviečia mus džiaugtis kartu. Jėzaus Kristaus džiaugsmas nėra tik emocija, tai gyvenimo su juo rezultatas. Jėzus kviečia mus ateiti pas jį ir rasti ramybę bei tikrą džiaugsmą. Ateikite pas mane visi, sako jis, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Jėzus ne tik duoda trumpalaikį džiaugsmą, jis atleidžia mūsų nuodėmes, nuima mūsų kaltę ir suteikia naują gyvenimą. Vienas ryškiausių to pavyzdžių yra Zachiejus, muitininkas ir nusidėjėlis, kuris labai norėjo pamatyti Jėzų, o Jėzus pas jį pietavo. Po to, kai Jėzus apsilankė jo namuose, Zachiejus su džiaugsmu atsisakė savo neteisingo gyvenimo ir tapo nauju žmogumi. Tai rodo, kad gyvenimas su Jėzumi ne tik neatima džiaugsmą, bet suteikia tikrą laimę ir pilnatvę. Mylimieji, Jėzus Kristus nėra džiaugsmo naikintojas. Jis yra tikrojo džiaugsmo šaltinis. Jis kviečia mus į gyvenimą, kuris nėra apsunkintas nuodėmės, bet kupinas laisvės, ramybės ir džiaugsmo buvimo kartu. Taip sekimas Jėzumi kartais reikalauja aukos, bet ji nėra skirta mūsų džiaugsmui sunaikinti. Ji skirta tam, kad mūsų džiaugsmas būtų tikras ir amžinas. Tegul šiandien mūsų širdis prisipildo Jėzaus Kristaus džiaugsmą. Ir tegul mūsų gyvenimas būna liudijimas, kad tikras džiaugsmas randamas tik Jėzuje Kristuje. Amen. Taip te būna. Amen.